Žiūrėkit, autobusas atvažiavo. Kelionė prasideda. Mes 4 D su bendraamžiais iš 4 A klasės keliavome į paslaptingą miestą Druskininkus. Viena iš ekskursijos dalių buvo, kai iš druskos lipdėme įvairius darbelius. Vieni jų buvo tokie gražus ir sūrus, kad net akis graužė. Taip pat apsilankėme drožinių parodoje. Man labiausiai įsiminė skulptūros iš pasakos Eglė Žalčių karalienė. Gražus buvo ir vėjo malūnas, gaminantis energiją. Pasigrožėkite, kokie drožiniai! Be to, buvome ir labai ramioje vietelėje, kuri vadinasi Druskininkų gydykla. Ten žmonės gydosi ir ilsisi. Mane sužavėjo ir tai, kad netoli Druskininko vandens parko buvo Lietuvos ir Baltarusijos pasienis, kur ES ribos baigėsi. O pietus Druskininkose buvo tiesiog pasakiški. Tokių skanių patiekalų turbūt nerasi visoje Lietuvoje. Kaip tik tuo metu, kai pietavome, iškrito sniegas. Lauke galima buvo čiuožinėti kaip Akropolio lede. Kelionė atgal užsitęsė, nes, kaip minėjau, buvo labai slidu. Tačiau nepaisant to, į Vilnių grįžome linksmai ir svarbiausia, saugiai. Tik gaila, kad į Druskininkus važiuojame ne kiekvieną dieną.